Labas vakaras, laba diena tiems, kas žiūrės įrašą. Labas vakaras tiems, kas esat prisijungę šiandien čia. Tai šiandien susirinkom išklausyti uždarbio galimybės prezentacijos kartu su manim, su Agne Pudžvelienė ir kalbėsim būtent apie kompaniją Livion. Ir iš karto perspėju, iš karto pasakau, kad tai yra tinklinė rinkodara, tai yra tinklinio marketingo kompanija, kuri siūlo beprotiškai geras galimybės būtent uždarbiui iš namų. Tai šiandien aš jums pristatysiu, viską išaiškinsiu, papasakosiu ir priminsiu. Jeigu turėsite kažkokių klausimų, būtinai pasikreipkite į tą žmogų, kuris pakvietė jūs išklausyti ar pažiūrėti šią prezentaciją. Tas žmogus tikrai jums viską patikslins, pakartos ar tiesiog papasakos kitokiais žodžiais, jeigu aš papasakosiu ne taip, kad būtų suprantama. Bet tikiuosi pavyks paaiškinti viską tiksliai, aiškiai, kad tai padėtų jums priimti tinkamą sprendimą. Šiandien aš jums viską pristatinėsiu būtent su skaidrėmis, esu viską pasiruošusi iš anksto. Ir pati pirma skaidrė, kaip matot, tai yra pavadinimas ir tai yra parašymas, kad ši veikla tikrai nėra tik užsiėmimas ir tai tampa gyvenimo būdu. Aš tą tikrai galiu 100% garantuoti. Kas užsiema, kas veikia, kas dirba kartu su mumis, tai tikrai labai labai greit pastebi, kad tai yra ne tik tai tiesiog kažkoks darbas, ne tik kažkokia tai papildoma veikla, bet tai tampa greitai ir gyvenimo būdu. Trumpai apie mane, kad žinotumėt, kas aš čia tokia esu ir kodėl verta manęs čia klausytis ir mano blevyzgomis tikėti, tai aš esu, kaip ir minėjau, Agnė Pudžvelienė, aš esu visiškai paprastas, mirtingas žmogus, aš esu mama, žmona, auginu sūnų 4 metų, jau greit 5 jam, esu Livion lyderė. O Lietuvos komandos esu moteris ir, kaip sakau, aš esu tiesiog paprastas žmogus. Žmogus, kuris siekia savo svajonių, žmogus, kuris mato labai labai didelį potencialą šitos kompanijos ir tikrai stengiuosi pasimti viską, ką šita kompanija duoda. Ir taip pat linkiu visiems naujiems, seniems ar nežinau, besiruošintiems prisijungti prie šios komandos, prie šios kompanijos, irgi lygiai taip pat pasimti viską, kas siūlo ši kompanija, o siūlo beprotiškai daug. Aš esu jau nuskynusi keletą pergalių, tai su kompanijos sąskaita nemokamai atostogavusi 2 kartus, tai 23 metais čia matot nuotrauką iš Graikijos Koso salos ir 24 metais iš Egipto. Ir tai jau yra dar, kaip pasakyti, man dar didesnė pergalė, nes pavyko kartu išsivežti vieną iš savo komandos narių. Tai reiškia, jau yra auginami lyderiai pas mane komandai, tai tikrai verta ateiti prisijungti ir tai yra puikus pavyzdys, kad laimi ne tik tie, kurie yra atėję anksčiausiai, ar ne? Taip pat mano būsto paskolą dengia ši kompanija ir tai vyksta jau nuo 22 metų spalio mėnesio. Ir aš esu prisijungusi prie šitos kompanijos 20 metais gruodžio mėnesį. Tai jau galima sakyti praktiškai 21, nes nuo pat pradžio prisijungusi aš nieko neveikiau, stebėjau, žiūrėjau, bet jeigu galėčiau atsukti laiką atgal, tikrai norėčiau būti prisijungusi, prisiregistravusi anksčiau, tam, kad dabar galėčiau turėti dar didesnį rezultatą, dar didesnę komandą ir kad galėčiau susipažinti su dar daugiau nuostabių žmonių. O tų žmonių pas mūsų kompanijoje yra tikrai labai labai daug ir labai fainų. Šiek tiek daugiau, tai prieš motinystės atostogas aš dirbau vienoje iš didžiausių Lietuvos eurovaistinių. Nuotrauką matote čia. Kaip matot, vaizdelis nelabai koks, toks truputėlį pavargęs po 12 valandų pamainos. Ir tai tikrai buvo vienas fainiausių gyvenimo etapų. Tikrai turėjau labai labai daug patirčių, išmokau labai labai daug dalykų. Bet man tas dalykas, kad tai yra ilgos pamainos, beprotiškas kiekis žmonių, kuriuos aš turiu aptarnauti, visi su savo nuotaikom ir taip toliau ir panašiai. Ir kadangi pilvelis atsirado, ar ne, aš supratau, kad aš tiesiog, jeigu pasiliksiu šitam darbe, aš nematysiu, kaip auga mano vaikas. Todėl, būdama motinystės atostogose, pradėjau ieškoti kažkokios tai kitokios veiklos, dar buvo COVID periodai. Ir aš tiesiog nusprendžiau, kad aš į tą samdomą darbą grįžti nebenoriu. Ir šita kompanija buvo
Tai, kas va išpildė mano pirmą svajonę, būtent negrįžti į samdomą darbą ir šitos kompanijos dėka aš šitą samdomą darbą nebegrįžau. Ir būtent tas COVID periodas labai labai gerai parodė, kad šitam verslo modeliui stabdžių nėra. Kai buvo COVIDas, dauguma verslų užsidarinėjo, dauguma verslų patyrė didžiulius nuostolius, tikrai labai daug bankrotų matėm, visi mes atsimenam, kas tada buvo, bet Livijon tuo momentu beprotiškai augo, beprotiškai kilo ir tik dar labiau parodė, kad niekas, absoliutiškai niekas negali sustabdyti tinklinės rinkodaros. Tai kaip sakau, kai visi griuvo, mes kilom. Taigi, matot, ar ne nuotraukoje, kaip šią minutę aš atrodau, čia yra nuotrauka iš dabar šį savaitgalį vykusio renginio, būtent kovo 8 dienai buvo Livijon Lady and Gentleman renginys, kuris vyko Varšuvai. Visi vykom pašvęsti šitą dieną, išmokti kažką naujo, pasidalinti patirtimis. Tai yra ne tik tai darbas iš namų, bet tai yra ir didžiulė savirealizacija, kurios man tuo metu trūko. Ir viską, ką aš norėjau, visko, ko aš ieškojau, aš gavau būtent šitoj kompanijai, šitoj komandai, todėl aš užsilikau čia ilgam. Jeigu kalbant daugiau, sakykime, ar ne, tai šitas verslas tinka visiems. Absoliutiškai visiems, ar nesvarbu, ar jūs esat vyras, ar jūs esat moteris, ar jūs studentas, ar mama, kuri šiuo metu esat motinystės atostogose, dirbti gali visi absoliučiai, kad ir kur bebūtų, kad ir, nežinau, man buvo, pavyzdžiui, pats geriausias pavyzdys. Va šitas žmogus, va, nežinau, ar jums matosi, bet šitas žmogus, trečias nuo pabaigos, vyriškis yra mano tiesioginis lyderis, Tomašas. Jis yra kompanijos top lyderis. Man buvo pats geriausias pavyzdys, kai jis va Graikijoje tiesiog atostogų metu pasikalbino dvi merginas į savo komandą ir būtent todėl dabar prekės komanda kuriasi Graikijoje. Ir jam nereikėjo nei interneto ryšio, nei kažko tai, kad atsivesti į komandą žmonių ir, kaip sakau, pramušti naują rinką. Tai yra svarbiausia motyvacija veikti. Neteiti ir pasižiūrėti, kas čia gero, o tiesiog ateiti ir išnaudoti šią galimybę. Ir nesvarbu, ar jūs esat vyras, ar jūs esat moteris, jūs drąsiai galite uždirbti čia labai labai gerus pinigus. Dabar šiek tiek apie marketingo planą ir uždarbius. Tai mes turime 3 marketingo plano dalis. Aš pati esu įžengusi jau į antrąją marketingo plano dalį, bet pradedant nuo pirmosios, tai yra visi, kas ateina, visi, kas užsiregistruoja. Yra 0%, nebent jūs ateinat su verslo paketais, bet dažniausias pasirinkimas tai yra produktinė registracija arba nemokama registracija ir jūs stovite ant 0%. Kai jūs pradedate veiklą, kai jūs pradedate darbą, kai jūs pradedate rinkti užsakymus, kai jūs pradedate ieškoti savo potencialių verslo partnerių, jūs gaunate ar ne savo nemokamą elektroninę parduotuvę, kurioje matote visą informaciją po registracijos. Jūs renkate taškus. Kiekviena prekė užsakoma elektroninėje parduotuvėje yra įvertinta tam tikra taškų suma. Taškai sumuojasi visą mėnesį ir priklausomai nuo to, kiek jūs komandinės apyvartos esate surinkę, jums kompanija išmoka procentalų komisinį atlygį vieną kartą per mėnesį. Tai kaip pavyzdys, jūs pasidarėte prekybos kartu arba, sakykime, asmeniškai, jeigu jūs nestatot komandos, nes mes turime keletą būdų, kaip uždirbti, apie tai papasakosiu vėliau, bet jeigu jūs surinkote, sakykime, 3000 taškų asmeninės apyvartos, pats susiprekiavote, esat pardavėjas, ir pakilote ant 10%. Tai reiškia, jums kompanija išmokės komisinį už 10%. Jeigu jūs ieškote savo komandos, statotės, sakykime, ne, ieškote kitų žmonių, kurie norėtų irgi prekiauti arba naudoti produktus asmeninėms reikmėms, jūs tikrai žymiai greičiau kilsite tais marketingo plano laipteliais aukštyn, nes tiek jūsų asmeninė, tiek komandinė apyvarta sumuojasi. Ir 22%, kas dažniausiai yra pas mūsų didžiausia siekiamybė atėjus naujam žmogui, su 22% jūs pakankamai solidžiai galite jau išgyventi Lietuvoje su atlyginimu, kuris yra pažymėtas ar ne štai čia. Tai yra apie 1000 eurų komisinių. Taip pat jūs turite ir antrą atlyginimą, tai yra nuo pardavimų, nuo kiekvienos parduotos prekės jūs gaunate 30% tiesiai į savo kišenę. Tai kaip sakau, mes dirbame už 2 atlyginimus. Pirmas yra komisiniai, kuriuos jums išmokės kompanija už jūsų apyvartą.
Antras yra pardavimai, kuriuos jūs galite turėti kad ir kiekvieną dieną. Tai reiškia, kiekvieną dieną galite uždirbti pinigus. Jeigu jūs rodysite produktus, jeigu jūs apie juos kalbėsite, jeigu jūs vertinsit, pajausit vertę ir naudą jų, jūs tikrai turėsite ir tų klientų. Taip pat pasiekus 22% atsiveria galimybės jau į nemokamas keliones. Atsiprašau. Taip pat į autolizingo dengimą ir į daug kitų papildomų premijų, apie kurias aš jums dar irgi papasakosiu. Pasiekus auksinio vadybininko kvalifikaciją, jau matom, yra žymiai didesni uždarbiai, taip pat yra galimybė jau gauti būsto paskolos dengimą. Ir kaip ir minėjau, aš pati esu jau įžengusi į deimantinio vadybininko kvalifikaciją. Mes Lietuvoje kol kas turime tik 2 deimantinius vadybininkus, tai esu aš ir kita struktūros lyderė. Tai tikrai mes esame jauna komanda, mes esame jauna kompanija, tai yra tikrai labai labai didžiulės galimybės augti, labai didžiulės galimybės tobulėti, nes kompanija nėra dar gerai žinoma Lietuvos rinkoje, tikrai labai daug žmonių nėra girdėję Livion vardo ir yra tuščia Europos rinka, todėl kad kompanija yra atsidariusi tik tai 2014 metais, o į Lietuvą yra įžengusi tik tai 2020. Tai tikrai reikia daug darbo įdėti, kad žmonės apie mus sužinotų. Tai kaip sakau aš, kas pirmesnis, tas gudresnis, jeigu ateisite ir kalbėsite daug, tikrai galite pasiekti labai labai aukštų ir gerų rezultatų. Taigi yra ir trečioji marketingo plano dalis, bet aš ją nelabai išskiriu, nes kol kas mes Lietuvoje tokių pasiekimų neturime ir daugelis žmonių pamatė tokias sumas, ar ne 125 tūkstančiai eurų per mėnesį komisinių, dažniausiai sako, ai nesąmonė, ai čia afera, smegenų plovykla ar dar kažkas tai, nes paprasčiausiai žmonės netiki, kad tai yra įmanoma, bet tai yra tikrai įmanoma, tik tam reikia laiko, tam reikia įdirbio, tam reikia žinių ir tam reikia kantrybės. Tai kaip sakau, čia kaip lubų praktiškai nėra. Kiek jūs pasidarysit, tiek jūs ir turėsit. Dar šiek tiek sugrįžtant prie pirmųjų marketingo plano dalių, lygiai taip pat ir prie visų marketingo plano dalių, kiekvieną mėnesį taškai pas mus anuliuojasi. Kvalifikacija lieka, sakykime, ar ne, jūs pasiekėte 10%, dabar prisijungia kovą, jūs pasiekėte 10%, tai kitą mėnesį, balandį, jūsų aukščiausia kvalifikacija bus, jūs matysite sistemoje, kad 10%, bet jūs turėsite 0 taškų. Todėl, kad už praeitą mėnesio apyvartą jums bus išmokėtas komisinis atlygis ir jūs jį galėsite išnaudoti. Jeigu turėsite individualią veiklą arba kitą ekonominę veiklą, jūs galėsite persivesti savo į sąskaitą komisinius arba galėsite atsiskaityti už sekančius užsakymus iš komisinių, už sekančius produktus. Čia jau jūsų pasirinkimas, kaip jūs norėsite tai padaryti. Dėl individualios veiklos, kadangi jau prakalbau, tai skubinio nėra. Visų pirmiausia, aš rekomenduoju ateiti pasimatuoti šią galimybę. Rekomenduoju visų pirmiausia pasibandyti produktus savo, pasižiūrėti artimoje aplinkoje, gauti pirmosius atsiliepimus. Išsiaiškinti, ar jums patinka produkcija, nes vis dėlto mes esame produktinė kompanija. Ir jeigu jūs matysit, kad einasi, kad jums patinka produktai, kad komisiniai jūsų auga ir jūs jau norite ar ne juos persivesti savo į sąskaitą, tai tik tada pagalvoti apie tą individualią veiklą. Taip, jinai bus reikalinga jums ateityje, jeigu jūs dirbsite ir jūs turėsite tuos rezultatus, nes kitaip kompanija jums komisinių į sąskaitą neperves. Bet visų pirmiausia, pasimatuokit galimybę. Ar jums tinka, ar patinka, ar jūs jaučiatės gerai ir tada bus galima imtis kitų veiksmų. Aš asmeniškai pati išsėmiau individualią veiklą po 3 mėnesių darbo su šita kompanija, kai aš įsitikinau, kad čia yra viskas gerai, kad čia yra viskas tvarkoje, na ir 5 metai vykdau tą individualią veiklą, deklaruoju ir viskas yra tvarkoje, nėra buvę jokių nesklandumų. Taip pat yra mokamos papildomos premijos nuo 22%, yra daug motyvacinių sistemų, apie būtent ką ir dabar pasikalbėsim. Tai yra motyvacinių sistemų tikrai kiekvienam. Mano pati
mano pati mylimiausia, nuostabiausia ir manau, kad tai turėtų būti kiekvieno žmogaus didžiausia siekėmybė, kuris ateina į šią kompaniją. Tai yra Palmių turas, jis vyksta kiekvienais metais. Tai kaip ir minėjau pradžioje, aš jau esu 2 kartus vykusi nemokamai atostogauti šitos kompanijos sąskaitą. Ir aš esu šitai kompanijai beprotiškai dėkinga, kad jinai atvėrė man akis, nes aš gyvenau tiesiog tokioj situacijoje, kur aš neturėjau galimybės keliauti, aš neturėjau galimybės atostogauti, aš tiesiog neturėjau pinigų savo leisti atostogauti, o čia aš vykau nemokamai atostogauti. Ir ta pirma kelionė į Graikiją tikrai labai labai daug parodė ir aš dabar suprantu, kad, na, kiekvienas mes galim leisti savo ar nenusipirkti ten tas atostogas, nu, galbūt ne kiekvienas, bet vis tiek. Tas atostogas, sakykime, nepasitaupę galim nusipirkti, bet mes niekada nenusipirksim tokio produktyvaus laiko, tokio nuostabaus laiko su tai žmonėmis, kurie yra beprotiškai daug pasiekę, kurie yra beprotiškai motyvuoti, kurie yra, aš nemoku apsakyti, kokio entuzijazmo. Ir šito kelionėje viskas yra įskaičiuota. Tavo yra pasirūpinimas tik tai, kaip dasigauti iki oro uosto, o jau oro uoste su tavo visom manatkėm tave įsodina į lėktuvą ir tu ilsiesi. Nuo 7 iki 10 dienų, priklausomai nuo to kokia būna tais metais suorganizuota ar ne kelionė, tu tiesiog ilsiesi, nes tu to nusipelnai, tu užsidirbai ir tu gauni tai kaip savo papildomą bonusą, ar ne? Ir apskritai noriu stipriai pabrėžti, kad tai yra išskirtinės motyvacinės sistemos, kaip pavyzdžiui apie būsto paskolos dengimą. Aš nesu girdėjusi, kad jokiam samdomam darbe, su visa pagarba ar ne samdomiems darbams, nesu girdėjusi, kad tau darbdavys pasakytų, na, pasiek ten tokį rezultatą, padaryk tiek ir tiek ir aš tau sumokėsiu būsto paskolą šį mėnesį. Tu gausi tokį bonusą, ar ne? O čia mes turim tokią galimybę. Tai, kaip sakiau, nuo 22 metų spalio yra mano būsto paskola dengiama ir tai nėra tikrai kažkoks turto perrašymas ar dar kažkas, tai kompanijai visiškai nėra svarbu, kokio jūs dydžio paskolą mokat, kokios jūsų palūkanos ar ten kokio dydžio paskola yra, jiems yra svarbu, kokią tu pasieki kvalifikaciją. Tai, sakykime, pradinis laiptelis yra Gold Manager auksinio vadybininko kvalifikacija ir kai tu ją pasieki, tu gauni 300 eurų, 350 eurų ekstra prie savo komisinių. Tai, sakykime, ar ne, grįžtant atgal į marketingo planą, sakykime, jūsų komisiniai bus nuo 1250, priklausomai nuo apyvartos išsidėstymo, ar ne, ir jūs dar gaunate 350 eurų ekstra savo paskolai padengti. Tai jau suma vėlgi apvalėja. Jeigu jūs, sakysim, sieksit apie 3000 eurų komisinių, automatiškai jūsų apyvarta bus didesnė, jūs busit pagal kompanijos sąlygas pasiekę aukštesnį taškų sumą, automatiškai kils ir būsto paskolos dengimo suma. Tai reiškia, jūs maksimumą, ką galit gauti per mėnesį ekstra prie savo komisinių, tai yra 1800 eurų. Tai sakykime, jūs pasiekėt maksimum 3700 eurų komisinių ir dar plus dasidedat ten, sakykime, kokius 850 būsto paskolos dengimui. Ar ne? Tai visiškai, kaip sakau, kompanijai nėra svarbu, ką jūs ar neturit, kokia ta paskola, kompanijai svarbu, kokį jūs rezultatą parodot. Toliau, autolizingo dengimas, tai yra galimybė gauti ekstra nuo 275 eurų iki 1800 eurų prie savo komisinių, būtent jūsų svajonių automobiliui padengti. Autolizingui padengti. Jūs išsirinkat savo mašiną mylimiausią, norit Mercedesą, norit Fordą, norit BMW ar ten koks jau jums patenka. Ir įvykdę sąlygas, tai turit pasiekti 22% su minimum komisiniai 750 ir kompanija jums padovanoja automobilį. Dažnai atsitinka kitose kompanijose, kad kompanija išmoka lizingą ir jūs turit gražinti kompanijai tą automobilį. Pas mūsų taip nėra, tai yra jūsų automobilis, jūs yra išmokamas ar ne tas lizingas, norit jūs jį pasiliekat, norit kitą nusiperkat, norit padovanojat kažkam, čia yra visiškai jūsų reikalas, nes tai automobilis yra jūsų. Tai yra kompanijos padėka už jūsų įdėtą darbą, už jūsų rezultatus ir už jūsų pastangas. Toliau turim motyvacinę sistemą pardavėjams. Tai vėlgi, sakykime,
įsivaizduokit situaciją, samdomam darbe dirbat kur nors ten, sakykime, Akropolį, kaip pavyzdys. Ar ne, aš pati labai ilgai Akropolį pradirbau daug metų, tai man visą laiką tas Akropolis sukasi galvoj. Ar yra jums darbdavys kažkada pasakęs, kad na, padaryk apyvartą tokią ir net netragediškai didelę, visiškai normalią, kiekvienam žmogui su prekiaujama apyvarta, padaryk tokią apyvartą 5 mėnesius iš eilės ir aš tau duosiu 500 eurų bonus. Tikriausiai nieks nėra taip girdėję. O čia duoda. Tu išlaikai 5 mėnesius iš eilės 2000 taškų. Arba, sakykime, kad būtų paprasčiau, ar ne, sugrįžkime, pakalbėkime apie 10% vėlgi. 3000 taškų išlaikyti 5 mėnesius iš eilės, kaip pavyzdys. Kovas 3000, balandis 3000, birželis, liepa ir rugpjūtis po 3000 taškų. Ir jūsų rugpjūčio komisiniais gaunate 500 eurų bonus. Kaip ir neblogai. Tai jau gaunasi, ar ne, kad tu kiekvieną mėnesį uždirbi komisinius, tu kiekvieną mėnesį gauni nuo pardavimų, ar ne, ką susirinki, kiek tų pardavimų turi, ir dar 500 eurų viršaus bonusų. Tai tikrai irgi labai labai fainiai motyvuoja, ar ne, ieškoti tų klientų ir plėsti savo vartotojų tinklą. Šiek tiek mažiau, 2000 taškų, tai yra 300 eurų bonusų. Ir yra papildomi komisiniai, kaip ir minėjau, motyvacinė sistema, kuri galioja irgi nuo 22%, išlaikius kvalifikacijas, išlaikius pasiekimus ir augant toliau, jūs galite gauti papildomų komisinių iki beveik 7000 eurų. Žinoma, tikslesnis visas paaiškinimas, viskas yra vidinėse grupėse, kur mes turime šiaip visuose elektroninėse parduotuvėse, kai jūs ne po registracijos ateinat, jūsų elektroninė parduotuvė yra sukelta visa šita informacija, jūs galite atsidaryti PDF failus, jūs galite skaityti sąlygas, jūs galite pažiūrėti, kokie yra laipteliai, kaip tas sąlygas ar neįvykdyti. Jeigu kažkas neaišku, jūs galite visą laiką kreiptis į savo tiesioginį sponsorių, kad jis jums paaiškintų ir kad jūs tikrai sąlygas įvykdytumėte. Ką per 4 su viršum 5 metus galiu pasakyti, kad šita kompanija yra tikrai labai labai stipriai sąžininga. Jeigu tu įvykdai sąlygas, visą laiką yra labai labai viskas gražiai išmokama, nei cento niekada nesugavusi mažiau. Tikrai yra labai labai atsakingai į viską žiūrima ir tikrai kas padaro, kas įvykdo tas sąlygas, visą laiką gauna ekstra ir visą laiką gauna net ir daugiau, jeigu stipriai pasistengia. Tai dabar kaip ar neužsidirbti? Kaip viską padaryti ar ne, kaip viskas čia atrodo. Nuo pat pradžių minėjau, kad tai yra tinklinis marketingas, o tinklinio marketingo tikslas yra plėsti vartotojų tinklą. Tai aš visą laiką savo sakau, kaip ar ne, kaip man ta motyvacija atsiranda, tiesiog man norisi, kad šitie puikūs geri produktai atsirastų pas kiekvieną žmogų namuose. Ir kad kaip atsirastų, tai yra tam skirtingi būdai sukomplektuoti ar ne šitoj kompanijai. Tai visų pirmiausia, jūs galite tapti vartotoju. Jūs tiesiog užsiregistruojat, nemokamai visiškai, be jokių investicijų, be jokių pradinių ten reikalų ar dar kažko tai, ir jūs iš karto gaunate po registracijos 30% nuolaidą visam asortimentui. Tai mes turime ar ne katalogą. Pavyzdžiui, yra popierinis, yra ir elektroninis variantas, tai jūs perkate prekes iš karto 30% pigiau negu kad nurodyta katalogė. Tai jūs tiesiog taupot savo pinigus ar ne ir naudojat geros aukštos kokybės produktus pigiau. Jeigu jums tie produktai patenka, kaip pavyzdys, jūs visą laiką, sakykime, nebijot pasakyti apie gerą produktą draugiai ar draugui, jeigu jis jums patiko ir, pavyzdžiui, pirkot jį kažkur tai prekybos centre, grožio prekių parduotuvėje ar dar kažko, tai jūs tikrai draugiai pasakot, kad nu žiauriai geras daiktas, pirkau, eik, nusipirk ir tu, ten dar jeigu nuolaidą pamato, tai iš viso apsiskelbėt visur, kad aš naudoju, man žiauriai geras, žiauriai fainas, eik ir tu nusipirk. Tai, pavyzdžiui, sakykime, jūs nusintėt į draugą, ten savo draugę nusipirko tą produktą, jums draugas nesumokėjo už šitą rekomendaciją. Jums draugas, ką nei ačiū nepasakė už tai, kad jūs nusintėt savo draugę apsipirkti ten. Čia yra šiek tiek kitaip. Jeigu jūs parekomenduojat šitą produktą nusipirkti, irgi jis jums patinka, tas kremas ar ten kvepalas ar dar kažkas, tai jums labai labai patiko ir jūsų draugė
nusipirko pas jūs, jūs gaunate 30% nuo tos prekės tiesiai pas save į kišenę, arba gaunate komisinius, jeigu jūs pakviečiat užsiregistruoti tą draugę ir kad ta registruota draugė galėtų irgi pirkti savo produktus pigiau. Taip plečiasi vartotojų tinklas. Ir kaip matot, šitam paveikslėlį parodyta, ar ne, svarbiausia yra tiesiog perduoti tą žinią, kad tu gali registruotis ir pirktis pigiau. Kiek jau tų žmonių pakviesite, kiek ten viskas nusitęs toli, priklausys tik tai nuo jūsų. Ir viskas yra visiškai jūsų įtakoje. Tai pirmas dalykas, mes taupom kaip vartotojai, ar ne, mes perkamės produktus pigiau savo. Antras būdas užsidirbti, tai tiesiog pardavinėti produktus. Jūs galite niekam nesakyti, kad jūs galite ar ne užsiregistruoti ir nusipirkti pigiau, ir jūs galite uždirbti nuo pardavimo tiesiogiai 30%. Ir trečias būdas užsidirbti, tai tiesiog plėsti savo vartotojų tinklą ir visus registruoti, tiesiog visus registruoti, kad žmonės galėtų pirkti savo. Kai jūs registruojate savo visus žmonės, jūs niekada nežinot, kas ateis pas jūsų komandą. Galbūt ateis žmogus, kuris norės tiesiog pirktis savo produktus, galbūt žmogus ateis, kuris norės pardavinėti produktus, ar ne, ir užsidirbti pats savo nuo pardavimo ir nešti apyvartą. Ir jūs niekada nežinot, galbūt jūs užregistruosit tokį žmogų, kuris irgi norės kitus registruoti. Tai taip ir plečiasi tas vartotojų tinklas. Svarbiausia yra kalbėti apie šią galimybę, kalbėti, ko žmonės gali pasiekti. Aš pati darau visus tris būdus. Aš naudoju beprotiškai myliu šitos produktus, aš parduodu, iš manęs klientai užsisako produktus ir aš ieškau žmonių, kurie nori irgi daryti tą patį, kurie nori pirktis arba kurie nori vartoti produktus ir taip viskas labai labai gražiai auga. Tik sakau, svarbiausia yra niekada nenustoti. Taip pat, kaip sakau, minėjau anksčiau, yra keletas būdų, kaip pas mūsų sustartuoti, kaip galima pradėti. Pati einamiausia ir dažniausiai pasirinkama tai yra nemokama registracija, kur jūs visiškai be jokių investicijų, be jokių įsipareigojimų, visiškai nieko jūs nieko nerizikuojat, jūs gaunat savo elektroninę parduotuvę po tos nemokamos registracijos, jūs gaunat savo 30% nuolaidą visam asortimentui ir jūs galite naudoti šitą elektroninę parduotuvę. Toliau yra produktinis variantas, ką aš labai rekomenduoju irgi pasidaryti. Net ir kai su nemokama registracija pradedat, tai kaip ir minėjau anksčiau, jeigu jūs norite pardavinėti produktą, jeigu jūs norite kalbėti apie kompaniją, jūs turite pažinoti produktą. Niekas nesako ten užsipirkti visą sandėlį iš karto save apsistatyti, tikrai to nereikia padaryti, bet susipažinti su produktais reikia. Atsiranda daugiau tiesiog to pasitikėjimo, atsiranda daugiau tos magijos, kaip aš sakau, kai tau patinka produktas, tu žymiai su didesniu pasitikėjimu savim kalbė apie tą produktą ir tada ir pardavimai padidėja ir žmonių daugiau į komandą ateina. Tai galima ir tiesiog su produktinė registracija pradėti, kai jūs perkate už 55 eurus, minimum 55 eurai. Ir jums įkrenta iš karto 160 taškų, plius minus priklausomai nuo to, kokia suma bus. Ir jūs jau ką gaunate? Jūs gaunate savo produktą pasibandymui, jūs gaunate daugiau pasitikėjimo savim, bet sakykime, ar ne produktinis, nuo nemokamos registracijos nelabai daug ko skiriasi, tai kad produktinis jūs turite minimum krepšelį už 55 eurus pirktis. Kai yra nemokama registracija, jūs galite pasirinkti, sakykime, jūs galite namuose pasižiūrėti. Galbūt jums baiginės dantų pasta, šampūnas ir ten, sakykime, indų ploviklis. Ir jūs galite tos produktus tik tai tos 2 ar 3 ar ten vieną tik tai užsisakyti, galbūt tik jūsų tokios yra dabar galimybės, galbūt jūs negalite šiuo metu savo daugiau kažką leisti nusipirkti. Bet po truputėlį galite keisti savo apsipirkimo įpročius ir vietoje įprastų prekybcentrių jūs galite tiesiog apsipirkinėti čia. Ir iš to galite pradėti uždirbti. Bet pasibandyti produktą tikrai yra labai labai svarbu. Toliau yra startinis paketas profesionalus, jis irgi yra pakankamai populiarus pas mūsų, tai čia jūs išleidžiate apie 50 eurų, minimum 50 eurų ir jūs už tą 50 eurų gaunate kvepalų mėginukų papkę. Pas mūsų kvepalai yra iš tikrųjų topas. Vieni iš didžiausių pardavimų būtent yra kvepalai, nes yra labai labai gera kaina ir yra labai labai gera kokybė. Tikrai žmonės dažniausiai net nesuvokia, kaip gali sueiti galai už tokią mažą kainą.
tokia gera kokybė, ar ne? Tai tikrai apsimoka turėti kvepalų mėginukų papkę, nes jūs galite ją įdarbinti. Galbūt jūs, pavyzdžiui, dirbate samdomam darbe, kur yra didelis kolektyvas, kur jūs galite atsinešti visą kvepalų mėginukų papkę ir duoti žmonėms pauostyti, pasitepti tuos kvepalus. Man papkė atsipirko praktiškai iš pirmo išnešimo. Aš ją nusipirkau šiek tiek vėliau po registracijos, bet aš pirmą kartą išnešiau papkę į žmonės, man tas 50 eurų, žinokit, nejučia pargrįžo. Ir dar su šita registracijos būdu jūs gaunate triems pasirinktiems produktams 50% nuolaidą nuo savikainos. Tai reiškia, jūs iš viso gaunate 80% nuolaidą triems produktams, lyginant su katalogo kaina, ar ne? Tai sakykime, galbūt jūs pasirinksite kvepalus, ar ne, pasibandyti tris kažkokius tai pasirinktus numerius ir vienas kvepalų buteliukas jums kainuos kažkur apie 7 eurus su centais. Tik 7 eurus su centais. Ir jūs nepatikėsit, kad tokia kokybė gali būti gera. Tai sakykime, jeigu jūs nuspręsite ar ne kvepalų papkę pirkti ir išsirinksite vieną kvepalų buteliuką, tai jums ši registracija kainuos apie 57 eurus. O gal jūs išsirinksit kažkokius tai kitus produktus, galbūt ten kūno kremą, rankų kremą, ar vitašiai, kokteilį ar maisto papildą, tai priklausomai nuo kitų pasirinktų produktų, tiek ir kainuos jūsų registracija. Taip pat jūs gaunate produktinį katalogą ir jūs gaunate marketingo planą ir plus gaunate 50 taškų startui. Toliau yra verslo paketai. Tai čia jau yra tokia kaip ir investicija, bet aš to investiciją nelaikau. Aš sakau, tai tiesiog pagalbė, nes šitie pinigai niekur nedings, ar ne? Yra supervisorio startup verslo paketas už 550 eurų. Tai 500 eurų įkrenta į jūsų elektroninę parduotuvę po registracijos, už 50 eurų jūs perkate papkę. Papkė ar net keliauja pas jūs. Tai toj papkiai vėlgi tie visi mėginukai yra. Ir čia jūs gaunate 1700 startui taškų. Tas yra labai labai svarbu. Ir iš tų 1700 taškų jums grįžta komisiniais 29 eurai ir yra labai labai svarbi vieta. Kai jūs pradedate su nemokama registracija arba produktinė arba profesionali, apie kurias mes jau pakalbėjom, jūs visą laiką pagal marketingo plano lentelę grįžtant čia, jūs kiekvieną mėnesį būsite nulis. Prasidės ar ne, vasario 1 diena, jūs esate nulis. Ir jūs turite rinkti apyvartą tam, kad sugrįžti ar ne į kvalifikaciją, kad jums kompanija išmokėtų komisinius. Bet jeigu jūs esate su supervisorio verslo paketu, jūs liekate visam gyvenimui 7 procentas su galimybė tik tai aukti. Jūs niekada nekrisite žemiau 7 procento, ar ne, štai čia pagal šitą marketingo plano lentelę. Jūs būsite, sakykime, mane vasario 1 diena, jūs stovėsite ant 0 taškų, bet jūs būsite 7 procentas. Ir kai jūs jau nuo pirmo taško, sakykime, jums iš struktūros ateina žmogus, suradot ar ne potencialų verslo partnerį, jis pasidarė už 50 taškų užsakymą, jums kompanija jau moka nuo 7 procentų komisinių už 50 taškų. Tuo tarpu, kai jūs ar ne su nemokama registracija produktinė arba profesionale, apskritai nieko negaunat, kol jūs nepasidarote 100 taškų nuo apyvartos, nuo struktūrinės nieko negaunat ir nuo asmeninės jūs gaunate tik tai surinkę 200 taškų, ar ne, pirmuosius savo, kad kompanija jums mokėtų komisinius. Tai čia yra tikrai tokia, kaip aš sakau, pagalbė. Nes pradžioje tikrai būna ir tų sunkesnių mėnesių, kaip ir kiekvienam versle, kaip ir visur. Būna, kad ir tų klientų sunkiau surasti, būna, kad ir ten, sakykime, ligos atveju kažkokiu, tai yra tiesiog apsidraudimas, kad jūs turėsite tuos didesnius komisinius. Kas yra dar labai labai svarbu, apie tuos 500 eurų, kurie įkrenta į jūsų elektroninę parduotuvę. Jie niekur nedings. Jūs tuos 500 eurų galėsite išnaudoti atsiskaitydami už prekes. Sakykime, ar ne, jūs gavote mėginėlių papkę su šito verslo paketu ir jūs išnešėt tą papkę, jūs susirinkote užsakymus, sakykime, ar ne, pardavė 10 buteliukų kvepalų ir jūs tos 10 buteliukų kvepalų galite tiesiog užsakyti iš tų 500 eurų. Kas yra labai labai faina, tai
30% nuo pardavimų, tai vietoj 500 eurų, kuriuos jūs įsidėjote į savo elektroninę parduotuvę, jums sugrįž 650, nes jūs nuo pardavimų būsite uždirbę 150 eurų. Tai tikrai dalykas, kuris apsimoka. Taip pat yra dar didesnis verslo paketas, tai yra premium paketas. Premium paketą aš pati turiu ir visiškai nesigaliu, kad aš jį pasiėmiau. Tai gaunasi 3000 taškų startui, grįžta 75 eurai komisiniais iš to ar ne, iš šito verslo paketo ir šitoj vietoj jūs niekada nenukrentat žemiau 10%. Vėlgi nuo pirmo taško jums skaičiuoja komisinį kaip 10%, jeigu jūs turite šitą verslo paketą ir 1000 eurų įkrenta į jūsų elektroninę parduotuvę, išsipardavę jūs turėsite vietoj 1000 1300, nes 30% nuo kiekvienos parduotos prekės. Ir už 50 eurų jūs perkate papkę, kurią jūs galite įdarbinti, kuri jums atneš pardavimus. Bet su šitais verslo paketais jūs nebūtinai turite iš karto startuoti. Dažniausiai žmonės ateina, apsišniukštinėja, pasižiūri, kad pas mūsų viduje viskas yra labai labai faina, labai gerai ir viskas einasi ir geri produktai ir gera prekyba. Tai jie paskui vėliau pasikelia į verslo paketus ir, sakykime, dažniausiai žmonės ateina pas mus užsidirbti ar ne pinigų. Galbūt ne kiekvienam žmogui ant žemės laidosi tas 1000 eurų. Tai merginos ateina, užsidirba tą 1000 eurų pas mūsų, susitaupo ir sako, aš noriu keltis į premium paketą, tada aš parašau laišką ofisui, mes suformuojam mokėjimą ir jūsų anketa, jūsų elektroninė parduotuvė būna pakelta į verslo paketą. Tai jeigu jūs sugalvosit startuoti su verslo paketu, tai yra pats geriausias sprendimas. Sprendimai visi yra geri ir nemokama registracija yra labai labai gerai, bet su verslo paketu jūs visą laiką turėsite žymiai greitesnį ir efektyvesnį startą. Toliau apie produktus, ar ne, kadangi kompanija yra produktinė, produktas yra labai labai svarbus akcentas, tai kaip ir sakau, mano svajonė yra, kad kiekvienuose namuose atsirastų bent po vieną Levium produktą, nes kokybė yra beprotiškai gera. Aš kaip ir minėjau anksčiau, pati dirbau vaistiniai, tai man beprotiškai buvo svarbu produktų sudėtis, produkto efektyvumas, ypatingai kalbant apie maisto papildus. Su kvepalais aš pati pradėjau dirbti šiek tiek vėliau, nes aš pati netikėjau, buvau skeptiškai labai labai stipriai nusistačiusi prieš kvepalus, kol nuo kompanijos gavau dovanų pabandyti, o kai pabandžiau, tai galvojau, Jėzus Marija, kur mano smegenys anksčiau buvo, kodėl aš tų kvepalų niekam anksčiau nerodžiau. Tai šiai minutėje mano kvepalai yra didžiausią klientų ratą turiu būtent iš kvepalų, bet jeigu kalbant vėlgi apie maisto papildus, tai mūsų maisto papildų dokumentacija yra tvarkinga, sutvarkyta visi maisto papildai yra notifikuoti, patikrinti veterinarijos ir juos yra saugu naudoti, bei žinoma, juos yra saugu pardavinėti. Daugiausiai produktų yra natūralios sudėties, dabar va išeina mūsų nauja linija, Luminik kremai, serumai, tai yra 97,5 natūralios kilmės ingredientai. Jeigu kalbant apie valymo priemonės, tai vis daugėja ekologiškų, šiaip visi yra biologiškai suyrantis, bet ir ekologiškų vis daugėja. Efektyvumas yra superinis, tiek valymo priemonių, tiek maisto papildų, tiek kokteilių lieknėjimo, tikrai yra jaučiamas puikus rezultatas, bet ką mes turime labai labai gero, tai mes turime beprotiškai geras kainas. Pavyzdžiui, kvepalai, per paskutinius 2 metus kvepalų kaina pakilo tik per 40 centų. Aš tikrai neįsivaizduoju, kaip tai mūsų direktoriui pavyksta, nes matom visur, ne, kad kainos beprotiškai kyla, yra dideli augimai, mes kainas turim stabilias, mes nešokinėjom, nekaitaliojam ir tikrai duodam pačią geriausią kokybę už pačią geriausią kainą ir tos kainos yra tikrai prieinamos visiems. Taip pat ir dizainai yra labai labai patrauklus, labai dažnai žmonės perka mūsų produktus dovanoms, nes ne tik tai kas yra viduje buteliuko yra gera, bet ir išvaizda labai faina. Tai tie produktai, daugiau apie pačius produktus mokymų mes turime vidinėse grupėse, bet jeigu taip bendrai, tai natūralūs produktai, kas yra šiomis dienomis ar ne beprotiškai vertinama, tai yra tikrai labai labai efektyvios sudėtis, tikrai labai geri rezultatai ir kaip sakau, kadangi aš pati dirbau vaistiniai, tai man sudėtis buvo numeris 1 ir kadangi ši kompanija savo sudėtimis tikrai labai stipriai nustebino ir tuo efektyvumu irgi nustebino, tai būtent todėl aš ir pasilikau čia ir būtent todėl kalbu apie šitą kompaniją, nes kokybės ir kainos santykis yra beprotiškai geras. Taigi,
Kodėl jūs turėtumėte ar ne pasirinkti Livijon, kodėl jūs turėtumėte sustartuoti su mumis, kodėl jūs turėtumėte susiviliuoti ar ne, tai jūs gaunate paruoštas sistemas tiek online, tiek offline. Dažniausiai žmonėms atsitinka, kai jie ateina dirbti su tinkliniu marketingu, jie lyg ir žino, ką reikia daryti, bet jie nežino, kaip daryti. Jie nežino, už kurio galo čia dabar man griebtis, jie nežino, kaip tai visą padaryti. Todėl, kad dažniausiai nėra sistemos. Tai aš pati esu sukūrusi sistemas, jau esu paruošusi jūsų efektyviam startui, yra paruošti mokymai, kuriuos jūs išklausot, pasižiūrit, jums belieka veikti. Jums belieka klausyti instrukcijų, patarimų yra kur jūs ateinat, išklausot, veikiat ir gaunat rezultatą. Tai tikrai tiek online galite darbuotis, socialiniai medijoje, mano pačios ar ne įdirbis yra daugiausiai per socialinę mediją, 90% rezultatų mano būtent yra iš socialinės medijos, to aš daugiau žmonės ir mokinu, kad būtent per socialinę mediją dirbi, nes visiems patinka dirbti iš namų ar ne, bet galime darbuotis ir offline, galime darbuotis ir gyvais kontaktais, galime, kaip ir sakau, ir tą papkę išnešti ir žmonės pasikalbinti bet kur, nes visi žmonės mėgsta uždirbti daugiau pinigų ir visi žmonės mėgsta sutaupyti pinigų. Būtent tai Livijon ir siūlo. Nuolaidos visam asortimentui, papildomos nuolaidos ir akcijos, internetinė parduotuvė, kuri dirba 24 valandas dieną, 7 dienas per savaitę. Nėra visiškai jokių priverstinių užsipirkimų. Sakykime, galbūt jūs sugalvojat ten, sakykime, va, ko aš čia užsipirksiu dabar, va, sustartuosiu, nusipirksiu visą elektroninę parduotuvę visų prekių ir aš vat norėsiu išsiparduoti. Ir ten balandį, gegužę ir birželį jūs visiškai nedarysit jokių užsakymų. Jums visiškai nuo to nieko nebus. Visiškai. Nieks jūsų nuolaidos neatims, nieks neatims jūsų lojalumų programų, jūs ir toliau užsipardavę galėsite ten daryti, ką jūs norit. Jeigu jūs nenorit užsakinėti, nieks jūsų neprivers ir visiškai jūs nieko neprivalot. Jūs tik turit suprasti, kad jeigu nebus tą mėnesį užsakymų, nebus taškų, nebus apyvartos, jūs tiesiog neuždirbsit pinigų. Jūs negausit komisinių, ar ne, nebent ten su verslo paketais esate. Bet jūs tiesiog turite suprasti, kad tai nėra kažkas, tai kur aš sukišau, suinvestavau pinigus ir čia jau dabar man auks viskas kaip ten kokioj finansiniai piramidai. Tikrai ne. Jeigu nėra efekto, jeigu nėra taškų, nėra apyvartos, kodėl kompanija jums turėtų mokėti kažkokius tai pinigus. Tai tiesiog jūsų darbas yra kalbėti apie produktus, siūlyti produktus. Aš mokinu gražiai rekomenduoti, gražiai, kaip pasakyti, nekišant per gerklę, nelipant žmonėms ant galvos, rodyti produkto vertę ir naudą, kad žmogus pats užsimanytų to produkto, o ne kažkaip ten per prievartą nesukišti tuos produktus. Ir jūs tikrai neturėsite to tokio jausmo, kad, sakykime, kaip būna kitose kompanijose privalomi pirkimai, kad aš jau čia viskas turiu pragrūsti tuos produktus bilekam, nes man jau nusimato kitas užsipirkimas, nes jeigu aš kito užsipirkimo nepadarysiu, ten iš manęs nuolaidą atims, ar ten pašalins anketą, ar dar ką ten kažką kito padarys. Ne. Mes viską darom pagal savo galimybės, pagal savo tempą, pagal savo greitį ir kiek jau norim, tiek ir pasidarom. Nieko privaloma jūs visiškai neturit. Bet jeigu jūs norite pasiekti rezultatų, jeigu jūs norite keliauti po palmėm, jeigu jūs norite gauti būsto paskolų dengimus, jeigu jūs norite gauti komisinius papildomus, ar ne, 7 000 eurų, ką jūs už juos nuveiktumėt, ar ne, jums reikės motyvacijos, jums reikės parako, jums reikės noro, jūs turit būti alkani pakeisti savo gyvenimą, jūs turit būti užsidegę, jūs turit tikėti ir jūs turite veikti. Tai pas mus kompanijoje, patikėkit manim, motyvacijos netrūksta. Mes esame labai stipri bendruomenė, kuri tikrai vieni kitus palaikom. Visą laiką stengiamės paimti už tos rankos ir temptis tolyn, vestis tolyn, siekti tų gerų rezultatų, siekti apdovanojimų, siekti trofėjų, siekti visko, kas tik tai yra įmanoma, nes aš tikrai suprantu, kad absoliutiškai viskas pas mūsų gyvenime yra įmanoma. Ir viskas, ką jūs turit savo galvose, jūs galite turėti ir rankose. Pagalvokit, ar yra jums taip kažkada nutikę, kad jūs kažko labai užsimanėt ir jūs darėt viską, kad jūs tą dalyką turėtumėt savo rankose. Tai čia lygiai tas pats. Jeigu jūs mąstysit, kad čia ne man, nesugebėsiu kažko padaryti, nesuprasiu, neuždirbsiu, nepavyks. Tai žinokit, jūs būsit teisūs.
jūs tikrai nieko nepasieksite, jūs nieko neuždirbsit. Bet jeigu jūs galvosit priešingai, jeigu jūs galvosit, kad aš padarysiu, kad aš pasieksiu, aš uždirbsiu, kad ir pradžioje tos 5 eurus, o paskui 50, o paskui 5000, o paskui 50 000, ir jūs jeigu nepamesit to kelio, jūs tikrai tai turėsite. Ir jūs būsite teisūs. Tai, kaip sakau, mes turime renginius, mes turim seminarus, mes turime Zoom konferencijas, mes dalyvaujam tarptautiniuose renginiuose, kur yra tikrai labai daug žmonių pasiekusių, kurie dalinasi savo patirtimis. Mes turim lietuviškus renginius, kaip matot, ar ne, labai labai puikus lektorius, knygų autorius atvažiavęs pas mūsų į seminarą Vidas Leščinskas. Čia yra Zoomas su Sauliu Bagdonu. Tai tikrai tiek online, tiek offline visur mes tų motyvuojančių žmonių turim. Tik svarbiausia yra niekada nepamiršti, kad nesėkmė pas mus ateina. Nenukrenta sėkmė iš dangaus, nenusileidžia iš kažkur tai kaip nušvitimas kažkoks. Mes einam į sėkmę, mes siekiam savo tikslų ir tik mūsų įdirbio dėka mes tampam sėkmingi. Tik tai dėl to, kad mes buvom atkaklus, tik tai dėl to, kad mes siekiam savo tikslo, kad mes mokėmės, kad mes niekada nenuleidom rankų, mes už tai čia gauname labai labai gražius prizus, mes gaunam už tai labai labai gerus komisinius, mes gauname labai labai nuostabų laiką kartu, mes gauname labai fainus įvertinimus. Tai yra ne tik tai apie materialius dalykus. Pinigai faina, automobiliai faina, atostogos faina, bet tos bendruomenės, to buvimo kartu, to laiko kartu niekada nieks neatpirks. Tai vien dėl to aš labai labai stipriai siūlau ateiti pas mus į komandą, tapti mūsų bendruomenės dalimi, uždirbti gerus pinigus, mokytis, keisti savo galbūt šiuo metu netenkinantį jūsų gyvenimą, keisti savo gyvenimo būdą ir išmokti daug naujų dalykų. Tai tikrai su šia gaidele šiandieninė, jeigu kažkas turėsite klausimų, būtinai pasikreipkite į tą žmogų, kuris pakvietė į prezentaciją, kas parodė jums visą šitą video. Ir aš labai labai tikiuosi, kad jūs priimsite tinkamą sprendimą, nes tikrai nerasit geresnios vietos, kur galite ir uždirbti gerus pinigus, ir surasti bendruomenę, ir savirealizaciją apturėti, ir dalyvauti tikrai labai labai stiprių moterų būry, stiprių vyrų būry, kurie yra pasirengę taikytis į mėnulį. O jeigu į mėnulį nepataikysim, tai pataikysim tikrai į žvaigždės. Tai šiandienai tiek. Su jumis buvo Agnė Pudžiuvelienė. Labai labai norėsiu su jumis pasimatyti mūsų vidinėse grupėse. Jeigu turėsit klausimų, būtinai juos užduokit. Ate.